Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto botanikos sodas yra universitetinis padalinys, kuris vykdo ir ūkinę, ir edukacinę, ir mokslinės veiklas. Šito padalinio esmė yra, kaip ir viso pasaulio botanikos sodų, per tyrimus su augalais pateikti visuomeniai apie jų svarbą, apie biologinę įvairovę ir apie jos išsaugojimo galimybę. Mes turime klasikinį augalų sistematikos ir geografijos skyrių, kuriame esame sukaupę per 1000 augalų ir tame tarpe mes turime augalų apie 100 iš Lietuvos raudonosios knygos. Botanikos sode vykdome ir tyrimus susijusius ir su verslu. Vykdome užsakymus, įvertindami biohumus, augalų auginimą ir iš tikrųjų mums čia mes labai džiaugiamės, kad mums labai daug padeda mūsų studentai. Sėja, augina, stebi, fiksuoja, nes tai yra labai nuolatinis, kruopštus darbas, reikalingas karts nuo karto dėmesio ir stebėjimo, todėl kontaktas su jaunimu pas mus yra betarpiškas ir nuolatinis. Tyrimų viešinimas taip pat yra mūsų misija, ne tik tai tų tyrimų atlikimas. Rengdami renginius mes visada numatome vieną iš veiklų ir specialistų konsultacijos ir iš tikrųjų šventėse tai pasiteisina. Ir vienas iš svarbiausių renginių, būtent akcentuojant apie svarbą Lietuvos augalų, tai buvo Tyrėjų naktis projektas, europinis, kur dalis vyko čia pas mus ir Šiauliuose, jisai vyksta visoje Europoje, visuose botanikos soduose. Ir mes čia pas mus botanikos sode pristatėme būtent augalų, augančių čia aplink mus, laukinių augalų ir iš jų ką galima pasigaminti. Ir muilą, ir kremus, ir arbatas, ir vaistus, ir maistą. Tai būtent tas mūsų paprastų augalų panaudojimas mūsų kasdieninėme gyvenime. Tuo labiau, kad tai dabartiniu metu gana labai madinga, labai aktualu ir visi domisi, kaip sveikiau gyventi ir kaip paprasčiau maitintis.